Štai ir pasiekėm Turungolio pasą. Labą rytą. Turime pirmą rytą žygio aplink Anapurną žiedą. Tikiuosi, kad dabar jau bus tikras žygis, bet nieks nepakiš kojos, nei blogas oras, sniegas. Tai šiandien jau nebelyja, bet lietaus dar rodo gali būti. Visą naktį neturėjome elektros, tai krovėm telefonus iš powerbankų. Ir nežinau, jau antras toks rytas, antra diena be elektros. Nežinau, kiek užteksim tos energijos, tai gal ateityje viskas susitaisys. Aplinkui turim gerą vaizdą, turim kalnus, turim snieguotus kalnus, aplinkui kalnai ir ten per kraštą matosi Anapurna 2. Nežinau, aš matau, nežinau, ar jūs matot. Atkeliavo mūsų pusryčiai, virtuvės sukasi kaip gali. Donelė, donelės uždėti iš krojo. Turim donelės, turim kiaušinienės. Na, čia nieko platnesnio neišgalvosi, kaip duona ir kiaušinis pusryčiam. Sriubos nevalgysi, makaronų nevalgysi, tai čia jau standartas. Jau visi pakuojasi daiktus, ruošiasi į žygį, visi juda. 8 valandos ryto, mes jau papusryčiavę, susikrovę daiktus ir pradėsim savo žygį. Namaste. 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 Oh! Oi, 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 oi. Okay. Oh no. Jo, čia pasiklyst neįmanoma.
Sako, be gido, be porterio, jeigu patys panešam, o žmonių eina į ištisą virtinę. Čia jau niekaip nepasiklysi. Ekstrinis pranešimas, gavom paskutinės žinias. Tai palei paskutinės žinias Manangė buvo įsteigę apie 1500 žmonių dėl gausaus snygiaus. Dabar buvo pasiųsta armija ir policija, ką mes ir nufilmavom šiandien ateinant. Tiek armija, tiek policija važiavo į šitą pusę. Jie padėjo išsivaduoti tiem žmonėm, kaip sakant, juos evakavo iš Manango, nes buvo dar Tiliko beiskempas, tai link ežerą einant. Tai Manangas yra 3500 aukščio, o Tiliko beiskempas yra 4100 aukščio. Ir gausus lietus, tai tame aukštėje jau nuo Pisango, kur mes dabar esame, iškrito sniegas gausus ir jie buvo tie žmonės pastaigę. Tai tiesiog, kaip mes ir nufilmavome, tai su mašinytėm, su džipais evakavo daug jaunimo, su sunkvežimiais vežė priekabose, tai apie 1500 žmonių, iš kurių apie 200 užsieniečio. Snow when I was in Manang. Yesterday morning. Yeah. You was in Manang? Yeah. Oh. This month. Oh. Yeah. So You much was- snow on the bottom, Yes. not on the top. And you going in Manang. yesterday to Manang? Yeah. From When you Manang came we down? walked all the way down. Or You didn't go snow. to the lake? No, No one could, man. Okay. It was closed. It was closed. it was closed. Yes. Yes. Okay. The police closed it. Yeah. Yeah. But out to Manang from Pisang it was okay. No, Manang to yesterday we came just around Pisang. Aha. It was full snow, but we managed to get down. Okay. Yeah. Wow. Sutikom žmogelį, kuris kartu važiavo su džipu. Tai jie nuvažiavo toliau į Šamę ir jie buvo daėję iki Manango. Bet Manangė buvo, tai čia mes rytoj vakare turėtume papulti. Buvo labai daug sniego iki blauzdų. Žmogus pametė kepurę, batai per prasti ir tiesiog nusprendė eiti atgal. Tai buvo įdomu susitikti, sužinoti informaciją, kas laukia prieki, o į ežerą buvo kelias uždarytas. Tai matysim, kokie orai ir kaip mums seksis toliau judėti.
Ratangas 285 virš jūros lygio. Nusipirkau obuoliukų, sako žali skanesni, valgysim žalius. Ei kažkur tai rasti, kur nusiplauti. Visai neblogi vietiniai obuoliukai. Sustojam dabar prie obuolių fermos. Obuolių ūkis, taip sakykim. Nu, čia prasideda Manango slėnis. Tai čia nemažai žmonių. Yra kavinė. Tai žmonės geria kavos, ilsisi ir žygiuosim tolyn. Turim 11 valandų ir jau pusę atstumo nueita. Lenda saulė, atsiveria gražus vaizdai, tai einam ir džiaugiamės aplinkui. Tiek iš galo balti kalnai, aštrios viršūnės, tiek iš priekio. Užlipom ant tokio kalnelio, sukilimas 3200, tai aplinkui atsiveria labai graži panorama. Galima žiūrėti, džiaugtis, stebėtis. Jo.
Namaste. Pasirodo, čia buvo vakar sniego. Gediminai. Sniegas. Radom ženklinimą. Rodo, kai iki viršutinio Pisango 25 minutės kelio. Langas, 3 aukščio, Hotel Nirvana, karvytės. Klasikinis klausimas, ar jūs valgysite, ir tada nemokamas kambarys. Okay. Oh, and this is shower? Yes, our toilet. Toilet shower. Very good. Outside. Shower outside. Oh, it's very good. Okay, Okay. we like it. Yeah, 2 people, yeah? Can you have some? Okay. Turim pasakišką vaizdą. Nemokamą kambarį su tualetu, dušas lauke. Elektros nėra, Gediminai. Taigi, tai. Labas, Gediminai. Labas. Kokiam tu čia paukštinykė dabar apsigyvenai? Nu, mes kaip ereliai šiandien aukštai su gerai Viskas kaip iš paukščio skrydžio matosi. Paukščių skrydžiai. Oho, kokie vaizdai. Už tai ir vadinasi kaimas Apa Pisanga. Aukštutinis Pisangas. Viskas kaip ant delno. Kalnai aplinkui. Nu ką, židinukos dar nereikia, vakare sakė, bus šiltas. Thank you. Thank you. Welcome. Ką dabar? Į sveikatą. Namaste. Nu dabar jau pietausim. Pietausim ir mėgausimės vaizdais. O, gera kelionė šiandien buvo. Tikra kelionė per mišką. Sėdim jau kelintą dieną be elektros, tai jau gal 3 dieną be elektros. Ir tokios žinios sklando nekokias, tai čia žmonės atneša tokias žinias, kad iš Manango įsileidžiasi žemyn, šiaip matosi, ir mašinytė važiavo daug žemyn, ir pavieniai žmonės sutikom. Tai reikalas tas, kad dar poryt bus gausiai kritulių. Tai krituliai čia yra lietus, o jau Manange yra sniegas. Tai vakar Manange iškrito apie metrą sniego. Tai buvo keliai perėjęs uždaryti, tiek į Tiliko ežerą uždaryti. Ir
Ir Manangė kaupėsi daug žmonių, tai yra sausakimšas dabar, nes visi ateina ir kai kurie išeina, o mes rytoj turėtume pasiekti Manangą, irgi lietui lyjant, sningant. Ir penktadienį dar tokia diena bus bjauri. Tai klausimas, ar mes rasim ten vietos, pirmas dalykas. Antras dalykas, kiek ilgai bus keliai uždaryti. Besėdėdami, bešnekėdami sugalvojom, kad rytoj dieną galim pasilikti aklimatizacinę ir sulipti į Pisango Basecampą, kuris yra 4 km 300 aukščio. Rytoj iš ryto rodo lietų, bet jis bus nedidelis ir jis po biškį didės. Klausimas, kaip su debesim, kokiam aukštį bus ir koks matomumas. Dabar šiandien matomumas gražus. Tai nusprendėme rytoj per lietų neiti į Manangą, nes ten situacija tokia, kad užsikimšęs jis yra. Tai mes bandysim pasiekti Pisango Basecampą, kuris yra 4 aukščio ir iki kurio tie yra tik 3,6 km. Nu, Gediminai, ką tu čia užsisakei? Mixed fried noodles. O, makaronai matau, tunas matau, ant viršaus kiaušinis, čia, kas čia sūris? Turbūt kiaušinis. Sūris ir kiaušinis, nu viskas. Kalorijos. O, pabandyk šitą. Stipriai, kratyk stipriai. Ne, aš bijau. Bus kaip man vakar, pilna lėkštė garstyčiau. O, žiūrėk, jisai po truputį Aš lašina. jau šitų nebenoriu, šiandien ačiū. Nu, susimušam. Beigšt. Nu, dabar kaip vakarieniausim, ką tu nori? Aš turiu, ačiū. Sulaukėm savo makaronų, jie atrodo labai sočiai, labai daug visko, nu tai privalgysim šiandieną. Netgi kaimynai sako, jūs taip gerai gavote, ką jūs ten gavot, mes irgi norim. Jie jau užsisakė kažko tai. Nu, puolam valgyti, kol turim šviesos džiaugiamės, nes paskui sutems. Žmonės prisidžiovė daug rūbų. Židinukas kūrenasi. Which is what he had. No, I had steak. Keep going. Flash it, color. Pachi I have straight. Pachi 3 of a kind. Kaimynai žaidžia Pachi 2 pokerį. pair. No, Pachi 1 pair. Okay. No, Pachi high card. Gediminas stebi vaizdus. संजय होंगे यार वो $5 नागरे है थोड़ी जगह है Aplinkui dar turim kalnus. 4 5 Nu, turim šviesą. Gediminai. Turim šviesą. Šviesa ir šviesa. Balius. Visas paketas. Internetas yra, šviesa yra. Sėdėsim, kol aklimatizuosimės. Rydienai prikūrėm visokių planų, ką mes čia darysim, bet jeigu šiąnakt pradeda nelyti, o snigti, mūsų visi planai sudega, nes tiesiog nebus takų, nebus kur eiti. Tai nusprendėme tu iš ryto ateiti, papusryčiauti ir tada jau sugalvoti, ką mes veiksim. Gal tiesiog nuo šono ant šono tai vartysimės. Kaip bebūtų, rytoj aklimatizacinė diena, kažkaip aklimatizuosimės ir nejudėsim į priekį, nebent aukštyn sujudėsim, jeigu leis oras. Tai tiek žinių ir šiandienai viskas, aš atsisveikinu su jumis, tai jeigu patiko šitas video, spaudžiam laiką, komentuojam ir laukiam naują video. Iki ekstrinis pranešimas, gavom paskutinės žinias, tai rytoj
Rytoj poryt vėl numatomas gausus snygis, dėl to mūsų sprendimas yra teisingas, niekur neiti, būti čia ir paskui jau matysim, kokia situacija, tas sniegas tirpsta, ar bus galimybė eiti iki Liko ežero, ar bus galimybė eiti per perėją ir jeigu situacija negerės, dėja mes būsim priversti leisti žemyn. Tai tokia realybė, su gamta nepajokausi, kalnai nejokauja, reikia viską daryti atsargiai, žiūrėti orus, įsivertinti blaiviai ir stebėsim orus ir žiūrėsim, kokie bus tolimesni mūsų veiksmai.